Jau laukuose. Visai geras oras, žinai, ne per karštą. Pirma sodyba. Kažką krapštą. Tai pagal planą iš tikrųjų Štugą atvažiavom. Nors vieną gabalą išlupus būtų visai smagu. Kaip visada, tokia strategija. Nu gerai, pirmas signalas ir iškart didesnis kažkoks. Tai jeigu Štugo nemažas, tai tą paimam ir varom iškart namo. Bet biškį panašiau į skardą. Aną lopę dar reikia imti. Ten stipresnė. Į ką panašu ekspertai? Į sparną, į glušą apsaugą Štugą panašu. Buvo su tokiais valcavimais. Mano pirmas signalas. Ateik padėsi iškast. Nu va. Sakai, vis tiek geras video bus, ne? Tai parodom tą šriftą. Kas supras? Pasistengti suprast. Dabar pirštinę gauda. O, numeris, numeris toks ir toks. Va, matos ryškiai. Dabar iškart klausimėlis į tave. Antras yra, ar jau vieną čia atkirta viengubą? Nėra. Nežinau, tai gal reikia čiupti iškast, po to pafilmuosim trikoją, nepasėmiau. Yra. Žiūrėk, yra. Tiesiog pasirodė, kad arčiau turi būti. Nu, gal. Žiūrėk, tas žvės grana kaip paštuka. Aha. Liaudis. Galbūt Štugo atraminis ratas. Ne kiekvieną dieną mums pasitaika. Ne kiekvieną dieną. Kuprinė va paruošta temt. Į tą kuprinę tilpo vos KV palaikomasis, irgi va tas gumuotas dvigubas, nesenai mes matėme. Tai viskas, kiek čia, už 15 minučių važiuom namo, ne? Taip sakėm. Kokia vieta, kokia vieta. Nekasta. Kaip
Chebra, kaip gerai, kad palikot mums nekastų vietų. Va tokių va tankinių, štuginių. Smagumėlis. Atraminis. Jau matos, kad nepalaikomasis. Nors ir palaikomasis gana didelis. Bet gal ne. Duobėjai atrodo didesnė, ne atraminis. Duobėjai visai kitaip atrodo, atsimenu panteros. Lūpom tą toną. Simai, žiūrėk. Dvigubas štuko ratas atraminis. Seno modelio guma. Vorvekė, va, dvigubas, antrą gumą. Kaip pas tave emocijos? Papasakok man. Atsakom į sekantį klausimą. Ar numovėm balansyro, ar va dangtelis čia yra gulė. Jau firma gal matysis. Vorverkė. Senas modelis. Geras. Eik tu savo. Senas modelis. Čia gali būti ankstyvųjų pačių ankstyviausių. O, dviguba. Viskas. Kaip pagal užsakymą. Nu, tai ką, pabraukda sulupėta. Tuščia, ne, nėra. Numautas greičiausiai. Tai jo, iš vienos pusės. Čia jeigu atvirsi, čia matysi. Pirmas mūsų judesys. Po 70 metų. Centras yra iš vienos pusės. Matai, vėl su rankom grėbliuoja. Nepelkė. Štuga. Tikrai štuga. Tai tikrai štuga.
ką dabar? Išvažiavimą reikas. Labai iškelti. Nesudraskyta, nesuplyšyta. Čia biškį žemė davai įmesk, mačiau. Nebekrisis į ten pradinę padėtį. Dabar pavirt galim, atgal pavirt galim. O, čia, palauk, o, patrambuojam šį. Gerai. Užteks. Reikia pasukti ir jis įvažiuos savo chodu. Tai čia jau palei viršų aš padėsiu. Išeis. Nebalansuotas, met į šoną. Opa, viskas išvažiavo. Arba atsarginis. Galėjo būti ir atsarginis. Arba atsarginis, arba tiesiog gražiai numontuotas, nuvažiuolės. Nu, čia kai viskas užsiklijavę, dirvožemių vaizdo nėra tokio. Koks galėtų būti. Bet stovis geras. Tokia negili rūdis. Kiek čia yra? Metras. Viskas. Galim važiuoti namo. Tai vis tiek aš galvoju, reikia įsimesti į bagažinę, kad miško žvėris po to neatimt.